Sveiki sugrįžę, čia Keliauk su Sandra. Tie, kas sugrįžote, ačiū, kad žiūrite video. Tie, kas ne, būčiau labai dėkinga, jeigu prenumeruotumėte kanalą, nes netrukus išeis dar daugiau mūsų video. Šiandieną noriu parodyti, kaip prabėgo mūsų gruodis. Tai apie slidinėjimą Liepkalnyje, apsilankėme Vilniaus čiuožykloje, tad keliaujam. Na kągi, gruodį būta šiek tiek sporto, bet tikrai nedaug. Buvom eglutės įžiebime, labai patiko, grojo Giovanni, tikrai tokį labai fainą, smagų tūsą užkūrė. Eglutę įžiebė, galiu pasakyti, kad buvo marios žmonių, tikrai labai daug, net buvo ankšta, nebuvo įmanoma praeiti, per daug arti negalėjom prieiti, šiaip įsimaišėm į minę, tai man šiaip bloga pasidarė, net atrodo oro trūko. Nes vienas per kitą niekur nepraeisi, o atrodo visi skuba, stumdosi, net nelabai suprantu. Žmonės mato, kad belenkiek ir vis tiek stumdosi. Na ką, ir gruodį būta labai daug streso, nes iš viso širdies sirgom už Argentiną, kitaip negali būti, nes mano vyras Adrian yra argentinietis. Tai šiaip realiai net per daug sirgau, širdį skaudėjo kiekvienas varžybas bežiūrint. Ir užsukom į Šyšos bariuką, čiuožt pergalėm, pašokti šiek tiek salsa Mojitos Club. Ir labai noriu papasakoti apie šitą renginuką, kuriam sudalyvavom. Organizuotas yra Another Bite ir druska, miltai, vanduo. Labai jaukus, labai smagus. Pirmą kartą dalyvavom, susitikom su šaunia kompanija, labai smagiai praleidom laiką. Jo, visiškai kitaip atrodo negu savo Instagram. Čia buvo organizuota vakarienė, special dinner. Tai mums labai patiko maistas, labai patiko pristatymas, buvo pakviestas svečias ir maistas, kaip matot, buvo nuostabus, tikrai labai skanus, įvairiausių skonių. Šita patirtis išvis susipažinti, susitikti su žmonėm nuostabi. Na ir ką, toliau žygiuojam, žiūrim kiekvienas varžybas, labai sergam už Argentiną, jiems sekasi puikiai, bet streso būta tikrai nemažai. Na kągi, jau žygiuojam į mokyklą, tai gavome užduotį, reikėjo visai klasiai kažką iškepti, nusprendėm iškepti skanių skaičių sausainukų. Ir panetone, mano labai mėgstamas pyragas, jo būta, nesakysiu kiek, bet tikrai nemažai. Hey, where are you going? Argentinian? Ski. First time. For the first time? You have never done that? Nice. Let's see how you will do. ¿Cómo va? ¿No? Kur lėksi? It hurts?
Allá, sí, sí. Para esta posición te duele. Tengo calor también. Bebé. Ready? La cara. ¿Viste? Este la landscape. Va, dabar. I give up. You give up? No. Come on, come on. Dale, come on. My back hurts, my legs hurt. Your ass hurt. I have snow everywhere. Oh my gosh, so easy for him. Te digo. For you too. But you don't move, buddy. Dale, muévete. Mira, niñito, cómo va. Eso. Woohoo. Taigi Liepkalnis man visai patiko, kaip prisiminti tiesiog slidinėjimą, nes trasų tikrai nedaug palyginus, esu slidinėjus ir Italijoje. Tai ką norėčiau pasakyti, kad jums daug pigiau bus įsigijant bilietus internetu. How was it? It's like if I made a triathlon, you know, I swim, I run, I did bicycle, full marathon. Viskas. Ačiū. Na, tai kaip patys matote, mano vyras tikrai daug geresnis šokėjas negu slidininkas. Tai tegul ir toliau šoka. Na kągi, baigėm slidinėjimą, skubom pasimti vaikus iš mokyklos, o čia galite rasti kainas ir visą svarbią informaciją. So. Nepraleidom nei vienų varžybų ir būta dar viena pergalė prieš kroatus. Na ir nusprendėme apsilankyti Vilniaus čiuožykloje, kuri šiais metais įrengta Lukiškių kalėjime. Nežinau kodėl, tiesiog vos tikėjom į tą erdvę, nebuvo to tokio šventiško jaudulio, tokios šventiškos atmosferos, buvo kažkoks toks nejaukumas, galiu pasakyti, ir įėjom
Ėjom ten į kažkokias gastro mugės ir panašiai. Atrodė viskas gana niūriai ir nuobodžiai ir nelabai supratom, kokią gastro mugę, nes realiai radom tik labai daug barų, kur siūlo gėrimus ir karštą vyną. O ten kažkoks maistas ar kažkas buvo keli vagonėliai gal ir tiek. Siūliau visaip kaip Adrian eiti pačiuošti, bet šiaip kitas seansas buvo gal tik tai po pusvalandžio ir šiaip atsisakė, po Liepkalnio atsisakė. Turi? Ne, neturi šitus batus. Neturi tokių batų. Reikia eiti išsinuomoti. Paskolina, jo. Nori? Nori čiuožti? Moki? Viena paimsi? Čiuosi? Čia galite pamatyti darbo laiką, kainas ir seanso laiką, kada įleidžia. Tai labai svarbu, nes jeigu ateisit valandą anksčiau, tai tiesiog valandą laiko turėsite laukti. Užsukome čia į kažkokią tiesiog degustacijų, taip vadinamą gastro mugės erdvę ir atvirai sakant, per 2 minutės ir išėjom, nes nelabai aš supratau, ar ten ta mugė tikrai vyko, nes buvo tik tai kažkokie tai rūbai pardavinėjami, kažkokie galbūt dar net kiti produktai, bet tikrai nebuvo kažko tokio labai faino ir smagaus. Ir jau visai prieš išeinant užregėjome čia tokią kortelę vaikų erdvė. Na ką, užėjome vėlgi minutį laiko, šita tyla, ramybė ir nuobodybė tikrai mūsų neįtraukė, apsisukom, nusprendėm važiuoti namo, žygiuoti namo ir užsisakyti pizzą ir žiūrėti filmus. Na ir aišku, grįžę žiūrėsime mano mėgstamiausią filmą, kurį žiūrėdavau vaikystėje irgi su savo mama. Na kągi, žygiuojam į paskutinės varžybas čempionato World Cup ir labai tikimės, kad argentiniečiai laimės prieš prancūzus. Argentina, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que salir campeones de Lituania. Na, kas žiūrėjote varžybas, manau, tikrai suprasit ir matėt, kiek ten būta streso, kiek ten būta įtampos ir argentiniečiams ne vienam tikrai širdis stojo, man pačiai buvo ir ašarų ir visokių emocijų, bet laimėjom. Taigi šiandieną viskas, labai ačiū, kad buvote, prašau prenumeruoti kanalą, kad pamatytumėte sekančius mūsų video, o sekantis apie naujuosius metus. Taigi, iki greito ir būkite sveiki!